Kažkas yra sakęs man, kad turiu alergiją nuo kačių, bet žiūriu, kad ta alergija šiandien praėjusi, tiek kačių ir nieko nėra. Sakykite, kaip jums sekasi draugauti su šiuo pūkuotuku? Nu, jinai pas mus jau 8 metai ir tas žodis katė net netinka, čia yra mūsų katašunis. Jinai saugo namus, apibėga kiemą visų perimetrų prieš naktį. Ta prasme, apžiūri, saugo? Viską, kaimynų katinus arčiau kaip per metrą neprileidžia, viskas su ja gerai. O jeigu susitinka Yorkšyro terjeras, supranta, kad čia yra ne katė, o šuniukas? Jeigu Yorkšyro terjeras nesupranta, tai jo bėda. Bet šiaip draugiška katyktė, ar ne? Taip, galima glostyti ir jinai net nesikandžia ir nebraižo jos. Pagrindinis moteriškas akcentas, kuo mudvi panašios, jinai meiliai, urzgiamai murkia. Kas prie ko labiausiai derinasi namuose? Ar katė prie šeimininkų, ar šeimininkė prie kačių? Jeigu dėl dabartinių rūbelių, tai čia tokia istorija, kad buvo susiūta šitą liemenę, o mano dukra nusprendė išbandyti savo kaip siuvėjos gebėjimus ir tiesiog, kaip paprastai mergaitės mėgsta siūti rūbelius lėlėm, tai nusprendė tą pabandyti ant katytės ir tiesiog susiuvo jai. Nu ką, ir turite puikų kostiumėlį, ar ne? Taip, šaltų paros metu, mums abiem gerai. O į parduotuvę keliaujate su kačiuku, ar ne? Kažkaip, pamenu, ant parduotuvių tokie ženkliukai dažnai būna perbraukta, kad nesivesti gyvūnėlį. Tai jūs nutrinat? Ne, mes tiesiog užsimerkiam, bet vis tiek su kačiuku nevyram. Kągi, aš noriu labai pasveikinti už begalinę meilę gyvūnui, už tai, kad iš tikrųjų atrandate laiko ir tokioms veikloms ir kad, na, tikrai rodote puikų pavyzdį kitiems, kaip galima tikrai jaustis geriau ir turėti plačią šypseną veidę. Ačiū Jums! Pirmoji vieta! Pasaulinėje gyvūnų dienoje sveikiname panašiausią šeimininkę ir panašiausią jos augintinį. Taip, pamojuojame visiems ir ačiū mūsų komisijai ir taip pat įteikėme, palaukit, šokoladukus.